Sveiki gyvi, tai šiandien pakalbėsime apie stereotipus, kurie egzistuoja Lietuvoje. Pakalbėsime apie tai, kas vyksta iš tikrųjų vyrų ir moterų stovyklose Lietuvoje, kurias organizuoja. Pokalbis nebus lengvas, tad vaikus prašome nuo ekrano, o tie, kurie stereotipų mylėtojus, irgi nuo ekrano ir palikite tuos žmonės, kurie nori nusimti visus stereotipus apie save ir visą pasaulį. Pirmas stereotipas, kurį reikėtų nusimti, kad pradėtume realiai gyventi, tai yra religija. Įstikinimas, kad mes esame kažkam priklausomi, kad mes esame kalti, kaltas. Pirmas stereotipas turėtų kristi iš tavo gyvenimo. Antra dalis tai yra, juokingai skambės labai, bet moterų stovyklos tai ypatingai tai veikia. Tai yra moteris labai užsidėjusius didelius stereotipus, kad negalima daryti su vyru tai, negalima su vyru daryti tai, negalima jam daryti tai ir anai ir visai kitaip. Kadangi tai yra vis dėlto internetinė dalis, pavadinkim Facebookas arba televizija arba Instagramas, YouTube'as, kad neužblokuotų manęs, tai aš nelabai viešai galiu kalbėti, bet visus, manau, supranta apie ką aš kalbu. Ir juokingiausia yra tame, kad mes lietuviai jau 100 metų gyvename labai žoskose stereotipuose, kurie įtakoja visą sėkmę. Ir kai mums dažnai kalba, kad čia nesiseka šeimoje, ten skyrybos ir tai yra pirmas požymis, kad pas jūs yra problema visomis prasmėmis tik tai apie vieną dalyką. Ir tai absoliučiai ne apie pinigus kalba, ne apie vaikus kalba, bet ne apie maistą kalba. Apie jūsų lovos reikalus kalba. Ten yra didelė problema, kuri suformuota jūsų mamų, tėčių, aplinkos, mūsų visuomenės stereotipų tam tikrų. Nors mes kalbame, kad jau mes esame labai laisvi šitoje Lietuvoje, mes esame labai tokie liberalūs, bet stereotipai šeimoje yra tokie dideli, kad moteris netlieka tai, ką turėtų atlikti savo vyrui, o vyras netlieka tai, ką turėtų atlikti savo moteriai. Mes labai dar iki šiol nuo tarybinių laikų žiūrim į intymes vietas, kaip į Matricos filmą, kad ten gali kažkas atsitikti ir iš ten kažkas išlysti ir mūsų valgyti. Vyrai dar iki šiol sako, aš to niekada nedarysiu. Moteris sako, aš vyrui niekada nečiulpsiu. Paprašiau, taip, nuimant stereotipus, ne? Gal skamba labai negražiai kai kam, bet yra faktas. Tad mėly vyrai ir moteris, labai sunku apie tai kalbėti viešajam sektoriui, nes iš karto ant tavęs užsideda labai didelį tokį Donatas toksai, Donatas ant toksai, Donatas ant toksai. Aš jau prisiklausiau apie save labai daug dalykų. Man tai visai nerūpia, absoliučiai visai. Bet visuomenė mūsų yra labai sukaustyta ir labai nepasitikė savimi. Todėl atsiliepiam į dar didesnės dalis yra, kai vyrai ieško savo vyriškumo, moteris ieško savo moteriškumo, nueina į ten kažkur tai dieviškumą, moteris ieško dievo vyro, o vyrai ieško deivės moteris, suranda, o paskui supranta, tai nei dievas, nei deivė, nei vienas neatlieka savo pareigos. Tai nereiškia, tai yra pareiga. Tai reiškia, kai tu pradedi rūpinti savo partneriu, tu dėl jo darai labai daug dalykų. Aš labai didžiuosi tam tikrai žmonėmis, kurie leido savo po stovyklos, ypatingai po moterų stovyklų, po vyrų stovyklų, nusimti nuo savo šitos vietos stereotipus ir padaryti taip, kad moteris arba vyras būtų pilnumoj patenkintas. Iki to labai buvo sunku, aš manau, nes stereotipai įdiegti mamos, tėčio, senelės, močiutės ir mūsų visuomenės labai dažnai įtakoja tai, žinai. Tai aš galvoju, kad vienas iš dalių, kas galėtų būti nuimti visus tos stereotipus, tai tiesiog nusimti šitą uždangą ir pradėti realiai kalbėti kaip yra. Tai tada būtų viena iš svarbiausių dalių. Skamba juokinga, ne? Atrodo tokie paprasti dalykai, elementarūs dalykai,
Bet kai vyksta problema šeimoje, tai dažniausiai nei vyras, nei moteris nenori apie tai kalbėti. Abu slepiasi, abu tyli, tada ieško specialisto, coacherio, psichologo, pisologo, dar kažkokio, kuris įspręstų jų problemą, nors jų problema yra labai paprasta. Tiesiog jinai atliktų tai, ką reikia atlikti, o jisai atliktų tai, kas jam reikia atlikti. Viskas. Ir problemos nebėra. Easy. Bet mūsų visuomenė mes mėgstam padaryti viską labai profesionaliai, sudėtingai. Mes nueisime pas psichologą, kinologą, pisologą, alologą, nudologą, bologą ir tada suprasime, kad neveikia. Nes niekada neįvyks tai, niekada negali tai įveikti. Ar kažkas pasikeisti tavo gyvenime, kol tu atvirai nepasikalbėsi su savo antru pusė? Išvada labai paprasta. Mes tiesiog nekalbam. Mūsų problema, kad moteris nemoka kalbėti su vyrais, o vyrai nemoka kalbėti su moterimis. Moteris neišreiškia tai, ko jos nori. Ir neišreiškia visų savo fantazijų, kurias norėtų išpildyti savo vyru, o vyras neišreiškia savo norų ir neišreiškia savo fantazijos, kurias norėtų išpildyti. Bet juokingiausia yra tame, kad vyrai ir moteris ant tiek yra genialūs, kad jie susiranda kitas dar pusės be savo žmonų, dar kitas antras pusės, kurios išpildo tos jų noras ir svajonės. Tada kyla klausimas, ar nejaugi taip yra sudėtinga pakalbėti su savo antra pusė, kad tai išpildytų? Kodėl reikėtų ieškoti dar antros, trečios ar penktos pusės, kuri išpildytų tai, ko tu nori? Kas va čia yra tau paslėpta galvoje. Nes jeigu mes neišpildome tai, ko mes norim, mes išpildysim su tuo žmogumi, kuris lygiai to pačio nori. Fenomenas, ne? Mielos moteris, jeigu jūs norite nusimti visus stereotipus, kurie yra įdiegti jūsų galvoje, ir mėly vyrai, kurie nori nusimti visus stereotipus, kurie įdiegti jūsų galvoje, tai vyrus kviečiu į vyrų stovyklas, moteris kviečiu į moterų stovyklas. Ir atvirai pasikalbėti apie visas jūsų problemas. Ne viešam sektoriui, ne visiems, bet tarp svetimų žmonių, saugio aplinkoj, kur jūs nieko nematysit, bet jūs viską suvoksit, viską suprasit. Ir įsispręsite per vieną savaitgalį tai, kas vyksta pas jūs 3 metai, 5 metai, 7 metai, 10 metų. Aš jums paprastais pavyzdžiais pasakysiu. Atvažiavo moteris, ne viena. Vyro svajonė yra viena. Jinai tiesiog to nedaro. Kodėl? Todėl, kad jos mama įtikino ją, kad tai yra negražu, tai neetiška, tai yra labai žema. O moteris pati labai nori, nes jai tai suteikia didžiausią malonumą gyvenime. Patenkinti savo vyrą. Bet jinai nedaro dėl to, kad jai įtikino mama. Dar viena dalis, kita moteris. Vyras netlieka tai, ko jinai nori. Nes jam įtikino jo tėvai, mama ir tėvas, kad tai yra neetiška, negražu, tai yra šlykštu. Nes jie to nedarė ir jam įteikė tai, kad ir jiem to nereikia daryti. Ir jam nereikia to daryti. O jo žmona nepatenkinta. Fenomenas yra tame, kad po stovyklos viena pusė ir kita pusė tapo patenkinti. Tai kaip manot, kai dvi pusės yra pilnumoje patenkintas viskuo, išpildytus jų visos fantazijos, ar šeimoje problemos baigės? Taip. Nes paprasčiausiai mes turime čia daug ką galvoje, ką norėtume išreikšti šitoj žemėj, šitoj nuostabioj žemėj, bet savo neleidžiam, nes stereotipai, religija, įsitikinimai, visuomenė, knygos ir visa bla 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 mūsų stabdo. Aš nekalbu apie iškreipimus, aš kalbu apie šeimos vertybės, kad šeimoje vyras padėtų moteriai, o moteris padėtų vyrui. Viskas yra easy ir paprasta. Aš nesakau, kad jūs atvažiuokit pas mane, aš spręsiu jūsų problemą. Aš jūsų problemų iš vis nenoriu spręsti. Ir tai ne mano problema, tai yra jūsų problema. Bet jeigu jūs norite vis dėlto žengti žingsnį ir su kito žmogaus pagalba spręsti savo problemą, tiesiog išsakyti tai ir suvokti, kaip tai daryti ir kaip rasti komunikaciją su vyru,
Arba kaip yra komunikacija su moterim. Tai problema labai paprasta. Jums reikia užeiti ir parašyti: labas Donatai, aš atvykstu į stovyklą. Viskas. Labai easy ir viskas yra paprasta. Problemas mes sukuriame patys. Ne žmonės, ne visuomenė, ne politika. Mes patys. Ir mūsų praeitis. Bet praeitį galima pakeisti šiandien. Tad linkiu tai ir padaryti. Tiesiog parašyti: labas Donatai, aš atvykstu.